Sveiki visi. Šiandien esu aš tokioj įdomioj vietoj Baltupiuose, Didlaukio gatvėje, kur yra Vilniaus mieste prūdelis su antelėm. Šis prūdelis turi ir pontoninį lieptą, pažiūrėkit. Štai plaukioja antelės. Čia šalia iš karto yra ir treniruokliai, vaikų žaidimo aikštelė toliau ir parkas. Štai. Šiandien čia esu ne šiaip sau, kadangi šiuo metu čia yra nuomojamas 2 kambarių butas. Ir norėčiau pakviesti jūs visus į jo apžiūrą. Taigi, važiuojam. Pradėkime butų apžiūrą ir pradėsime mes nuo įėjimo durų. Durys yra seifinės. Pats holas įėjus prieškambaris yra nedidelis, apie 1,5 kvadratinio metro, tačiau jame yra ir spinta pasikabinti rūbams. Na, o toliau išplanavimas būtų toksai. Įėjus mes turime tokią didelę erdvę, apie 5 kvadratinius metrus, iš kurios yra patekimas į kitas patalpas. Taigi po dešinį mes iš karto turime WC, taip pat vonia, tiesiai mes turime svetainę, miegamasis ir virtuvės zona yra iš karto mums po kairę. Pradėsime nuo svetainės. Svetainė yra apie 13 kvadratinių metrų, turi langą didelį. Čia mes turime svetainėje minkštą kampą, kuris pasiverčia į miegamąją lovą dvigulę. Taip pat yra staliukas bei televizoriui spintelė. Šiek tiek apie patį butą ir namą, kuriame jis yra. Namas yra ką tik po atliktos renovacijos. Bute yra sumontuoti reguliuojami radiatoriai. Tikrai bute yra šilta, dabar yra nustatyta 2 ir tikrai bute šilta, taip kad namo renovacija atlikta tvarkingai. Matome, yra padarytas ventiliuojamas fasadas. Taip, toliau eikime į kitą kambarį, į miegamąjį, kuris yra didesnis už svetainę, jis yra apie 18 kvadratinių metrų. Turi didelę dvigulę lovą. Taip pat darbo vieta. Yra stalas, kėdė. Ir didelį langą, pro kurį atsiveria vaizdas į prūdelį, kurį aš jums rodžiau pradžioje šio video. Taip pat ten yra ir parkas, ir treniruokliai. Taip, spinta yra tikrai didelė, 2 dalių. Viena dalis su veidrodinėmis durimis, kita ne. Čia yra pasikabinimo vietos. Lentynos viršui. Štai
Taip pat yra per vidurį sumontuota komoda su stalčiais. Na, su veidrodinėm durim čia yra daugiau lentynų, matau. Viena sekcija yra vien lentynos, o kitoje pasižiūrėkime taip pat lentynos. Taip, kad vietos sudėti daiktams, drabužiams tikrai yra. Beje, ši dvigulė lova pasikelia, yra pakelimo sistema ir kambarys pasidaro žymiai erdvesnis. Pabandykim ją pakelt. Štai. Taip. Čia yra rankenos. Na štai. Lova yra, lovos nėra. Va matot, koks erdvus kambarys. Galima užsiimti tokiam kambarį ir kažkokiamis sporto treniruotėmis, joga. Tikrai erdvės yra. Na, toliau eikime į virtuvės zoną. Virtuvės zona yra apie 9 kvadratinius metrus. Turi langą. Čia yra šviesu. Virtuvėje yra kriauklė, kaitlentė dujinė. Kaip matote, yra jau pradžiai gyvenimo ir puodų. Orkaitė yra elektrinė. Na, taip pat yra čia ir gartraukis sumontuotas ir atvežta mikrobanginė jūsų patogumui. Taip pat virtuvė turi ir spintelių. Pasižiūrėkim, kas čia yra. Čia yra susidėti indam. Štai yra ir lėkščių, indų. Taip pat yra ir šaldytuvas čia su šaldikliu atskiru. Na ir stalas, valgomasis stalas su 3 kėdėm. Taip, toliau pasižiūrėkime, kaip atrodo vonia. Beje, kaip matote, butas yra ką tik po atlikto remonto. Viskas yra tvarkingai, sienos perdažytos. Vonia naujai išklijuota plytelėm. Nauji baldai. Taip, vonioje mes turime skalbyklę kartu su džiovyklė. Kadangi šis butas neturi balkono, tai skalbinių džiauti ir nereikia, kadangi šita skalbyklė atlieka tai pati. Taip, čia yra ir gyvatukas, ir vonia su dušu. Štai. Tikrai tvarkinga vonia. Taip, toliau pažiūrėkime WC. WC yra atskirai nuo vonios. Štai WC. Čia dar bus pakabinta spintelė susidėti papildomiams daiktams. Na, tikrai puikus butas šiuo metu nuomojamas Didlaukio gatvėje. Viską parodžiau, papasakojau. Didesnę dalį informacijos taip pat rasite apie šį butą skelbimo aprašyme, detaliai jį skaitykite. Taip pat rasite ten ir buto planelį ir matysite, kaip pats butas įsidėsto, jo detalę kvadratūrą. Na ir norėdami apžiūrėti jį, skambinkite man, aš tikrai jį jums aprodysiu. Taip pat nepamirškite paspausti šiam video like ir prenumeruoti šio kanalo, kadangi čia atsiranda tikrai daug naujų video apie parduodamus ir nuomojamus butus. Tikrai nepraleisti nei vieno. Na, kol kas tiek.
ir iki susimatymo. Iki.